tiesiog galim pakalbėti apie esminės savybės. Tai yra pirmiausiai laidumas orui. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad šiltinimo medžiaga turi būti izoliuojanti orą. Jeigu ji pati neizoliuoja oro, tai yra laidi orui, reiškia neišvengiamai būtina imtis priemonių, kad oras neeitų per šiltinimo medžiagą. Tačiau labai dažnai deklaruojama yra, kad viskas tvarkoj, kad pati medžiaga iš savęs saugos orą. Ir jeigu mes šito dalyko nesuprantam ir prisiimam to, turim labai didelius reikalus, didelę bėdą. Nes kada iš šildomų patalpų keliauja šiltas oras, jis neša su savim daug drėgmės. Dakeliauja ta drėgmė, vandens garai su oru, dakeliauja iki šaltų paviršių, nes vidinis sluoksnis šiltinimo medžiagos yra šiltas, bet išorinis tai šaltas. Ir kai ten dakeliauja vandens garai, neišvengiamas kondensatas ir tada prasideda šalčio tiltai, puvimai, pelėsiai ir turim reikalų. Tai reiškia, kad reikia būtinai izoliuoti, ar ne? Tai vat, pavyzdžiui, tokia laidumas orui, ar ne? Ekovata. Nu, su eko čia niekas nesurišta, tiesiog sumanipuliuota pavadinimu, bet, sakykime, va šita biri celiuliozinė vata, juk ji yra biri medžiaga ir per ją oras sunkėsi. Jeigu tankiau ją suspausim, mažiau oro praeis, bet kokiu atveju per visas birias medžiagas oras eina ir tai reikia pripažinti, kad tai yra medžiaga laidi orui. Ir čia bėda galbūt ne tiek, kiek to oro išeis, nes pats oras ne tiek jau daug išneša, sakykime, šilumos, bet daugiausiai šilumos išneša ore esantys vandens garai. Ir tie vandens garai daro dar baisesnį dalyką, jie kondensuojasi ir medžiaga tampa šlapia, jinai va tada tampa pilnai laidi šilumai ir šiluma keliauja ir su oru, ir su drėgme, ir per šalčio tiltą susidariusį dėl drėgmės ir viskas. Tai labai svarbus momentas. Polistirolas, granuliuotas spaustas polistirolas, EPS-as. Jis yra laidus orui taip pat. Ir jeigu mes tiesiogiai galvojam, kad pats polistirolas pilnai saugo šilumą, tai yra netiesa. Sandarumo testai aiškiai rodo, per paprastą granuliuotą polistirolą eina oras kiaurai. Dabar toliau poliuretanai. Didžioji dalis paprastųjų poliuretanų rinkoje naudojamų turi vieną šunišką savybę, tai yra labai traukiasi, kada kinta santykinė oro drėgmė ir temperatūra. Tai yra tie šokinėjimai tarp sezonų, vasara karšta, žiema šalta, poliuretanai traukiasi ir stipriai traukiasi. Rinkoje paprastai aš mačiau poliuretanų, kurie dažniausiai nuo 2 ir net iki 15% yra susitraukimai. Tai reiškia, kad neišvengiamai poliuretanai trauksis, skilinės, atsiplėšinės nuo konstrukcijų ir išsisandarins. Todėl tokių medžiagų be papildomo sandarinimo naudot negalima ten, kur reikia išsaugoti šiltą orą, kur neturi praeiti šiltas oras. Ten tokiuose konstrukcijose, kur šilto oro spaudimo nėra, vamzdynai, karštos talpos, viskas su tuo gerai. Ten nėra didelės bėdos, bet ten, kur reikia sandarumo, tai visiškai jau ne į temą. Reiškia laidumas orui. Ir tai nuslepiama. Šita savybė turėtų deklaruojama būti pirmoji vietoj. Tačiau jeigu jūs pažiūrėsit, dokumentuose medžiagų savybių tyrimo protokoluose nėra šitos savybės, ji nedeklaruojama. Kaip jūs manot, kodėl? Spręskit patys.